Gerai, grįžkime dabar pri pastatų. Ir tada jau mūrinį tvarkė, ton tvarkė, ir ton medinį pertvarkėt jau kada iš tų senųjų... Matai, ką buvo anksčiau, aš turėjau savo firmą, o buvo Viltis buvo. Ana gana buvo gera elgėsi, gal atsimeni, kadangi buvo krepšinio treneris, gan įžymus ponas Glikmanai, malonu prisiminti, kadangi ėmėt pirmas vietas Lietuvoje. Dabar aš nekau apie buriojimą. Apie ton dalyką aš tais nekoliai dabar. Aš tai sakau, kad buvau tai dalyką, aš turėjau gerą firmą. Ir jūsų delegacija buvo atvažiavus pas man į firmą ir prašė pasiūti treningus. Treningus, o be Viltis. Mes pasiūvom treningus, į geriausiai mums reklamuot per visą Lietuvos televiziją, taip toliau. Tai mano Viltis ir buvo užsiimdavo tas reikmenį. Tai va, ir mes turėjom tų pinigėlių, kuriuom galėjom restauruoti ir padėti Platelių jaklubo pasirinkimui. Bet mes niek nereikalavom, mes padėjom taip kaip sponsoriai. Ir kombarius remontavai, tom padarėme. Tai va. Tokie iniciatyvus buvo. Tai va. Į taip atsirado tas vis kompleksas. Jo, ne, tas atsirado mūrinis pastats. Mes pakėlėm į ten tikrą lygį, iškalėm kombaris naujus, įdėjom tualetus, patvarėm ten nusidėjimo kombaris. Padarė šiuolaikinį. Ne iki galo. Čia buvo pirmas etapas, antras etapas buvo paskiau. Paskui mes gavom pinigėlį iš Žalgiriaus, gana didelį sumą, ir buvo nuspręsta tą senąją klubą nugriauti iki pamatų ir pastatyti naują. Tas buvo prieš 20 metų, 22 metų. Tai va, tada mūsų prezidentas buvo Vytautas Nienius. Vytas Nienius su didelį iniciatyvą mane davė tos kapeikas, bet sakant, kad būtum sąžininga, nelakta, neišleisk niekur. Ir padarė. Ir tas mums kainavo, pagal jūsų statistiką, pasakyčiau, tokius pinigus, jūs tikriausiai jauksitės posėdienos. Kadangi buvau prigozdinsi, negalėjau išleisti nei vieną litį iš šoną, nei dešinį, 750 tūkstančių. Kuo? Litų. Ekvivalentiška dabar būtų eurų. Litų. Perkamoji galia būtų euras. Jo, 3 aukšto pastatas, tokius pinigus sumta, čia yra neįmanom dalykai. Gerai, dabar tas pastatas kaptas buriavėms, kokiam lygmenį, gerieji, blogieji, daugieji. Ne, tai mes viskon turėjom pririšti, mes šnekam apie buriavimą, jachtklubą, administravimą, viskon kitkom, bet negal būti pastata pagrindinis dalyks. Emkas, veitoje Emku, tu buvo pripirkis, Emkas jau nebebuvo tos klasės varžybą, ne? Ne, čia jau visiems laiką. Ne, paskui buvo tų jachtų daug. Paskui aš pradėjau dirbti. Pradėjau dirbti firmo, nes kadangi jau čia buvo finų, tai Olandų turėjom krūvą, nes viską vežė Žukauskas. Žukauskas buvo privežęs mums daug laivų. Esam dėkingi, visoms bus dėkingi žemės Petru Žukauskui, tai atsiprašau, Stanislavui Žukauskui už tai, kai jachtų privežėjimą. Ir kadangi dar kol kas kelius tebėra mūsų žinioj, bet paskui, kai mes pradėjom įkurti savo firmą, mes atsiradom savo lėšų, turėjom pakankamą, pradėjom pirkti geras jachtas. Pripirkom optimistų 12 štokių, pripirkom lazerių, pripirkom to. Mes pirkom tas, kas būdavo. Mes turėjom pinigų, mes galėjom save leisti. Turėjom treneris iš pradžių dirba Bagdžiūnas Rytis. Aš tą Bagdžiūną Rytį, kaip pasakius. Nupirkau katamaraną, didelį katamaraną, kuris plaukė į Nido. Iš Bagdžiūno tai buvo toks vyras. Su katamaran plaukiu į kapitons. Buvo, teisinga, buvo, bet tas ilga nedirb, metus pusantrų. Bet buvo. Jo. Bet tu surtau katamaranus jausdavau. Aš neatsiminsiu pavardės,
Geras žmogus, aš esu būrėjus, jis ir miręs amžinatelis. Jo, jis neišgyveno, iškėlė, buvo blogas su sveikatai. O Staselė buvo mūsų lankytojai, buvo būrėjautojai, toliau. Trenerė Ne, bet buvo toks Rytis Bagdžiūnas. Bagdžiūnas. Aš jį sutikau Nidoj, sėdėjom prie vieną stalą, kalbėjome apie varžybas, buvo toks bėjimas posėdis ir galų galę sakau, davai pareik pas manęs dirbti į plotelę, sakau, labai trūksta būriuotojų ir trenerių, sakau. Mokėsiu gerus pinigus, sakau, problemas nesudarys, kadangi aš mokėdavau pinigus. Nebuvo nei sporto mokyklas, nebuvo nei Plungės, nes Plungės tada sporto mokykla buvo dėl Lampiškė, dėl mūsų būrėjimo, kadangi jau tik tas turėjau krepšinį ir futbolą, daugiau gyvenime nebuvo užsiėmę tų dalykų. Kadangi tik tas buvo du dalykai, kadangi treneriai tokie lygiaus buvo. Tai supranti, tada aš prikalbėjau šiek tiek Rytis, supranti, beveik suteik. Ir parėjai, ir viskas. Ir paskui po 3-4 metų mes turėjom geriausią sportininką Plungėje rezultatą. Gali parodyti nuotrauką. Prašau. Nu, ten didelį nuotrauką, aš neišrinkau. Jo, ten yra geriausi sportininkai 10 rinkti ir į mūsų būriuotojai. Tai yra 2 variantai. Įvardinkamus. Tu gal mane paleisi, aš neatsiminsiu pavardžių. Neatsiminsiu. Bet čia yra Rytis Bagdžiūnas ir mūsų sportininkai. Jo, tai va. Nu, tokie dalykai. Gerai, į Lietuvos varžybas važinėdavo, imdavo koks nors veitas, neskaitant tų taurių, kur už nugaras dabar. Aš ką imdavo, jeigu pirmą, antrą veitą paimdos ir Lietuvos geriausias sportininkas. Masarino tas pats geriausias sportininkas, kuris ateidavo jūsų rezultatais su gerus rezultatais. Tai viskas. Tai aš manau, kad tų dalykų mums ir užtek. Dabar, kol barėsiau tavo asmeniškumą, vyksta regatas. Vykdavo regatas. Kiek tu atsimeni tų regatų vykdymą, kas dalyvaudavo, kokie laivą, kokios klasės, ar aš teisinga klausiu? Gal aš net ir supratimo apie tus būriavimus, bet aš taip suprantu, kad pagal klasės, pagal omžių, pagal ton. Apie tas regatas, gali papasakoti? Čia kalbėti reikia labai daug ir nubodė. Pirmiausias metas tai vykdavo, kas vykdavo? EMKU, kur yra didelis klasės, toks didelis EMKU klasė jau dabar, anos olimpinis nebė, anos neįdomi, anos būdavo toks didelis klasės, tai būdavo kaip Drakona, EMKas toks didelis klasės, paskui būdavo FIN klasė, tai olimpinis varžybės. Tas regatas būdavo tik vidaus varžybos, ar regatas būdavo Lietuvos čempionatas? Jo, čia būdavo PVS Lietuva. Ne, PVS Lietuva važinau. Kas paėm per vietų, antras vietų važiuodom į Klaipėdą, į Nidą, į Elektrėnus. Vien žodžiu, PVS Lietuvos Respubliką, važinėtis būdavo. Tai toks būdavo. Mes visur dalyvavom, kadangi buvo Nemons, kuris ir gerai mok būriuoti, gerai užima geras vietas važiuoti būriuoti tuo atveju. O daugiau aš nežinau. Tai būdavo katamaranai, finai ir EMKos. 2 klasės. Pradžioj. O paskui prasidėjo Olandai įėjo į sistemą. Paskui... Aš atsiprašau, sekundėlį pertrauks. Kadangi žmonės klausys ir nelabai orientuojus laivus, jie sąžiningai ir aš nelabai orientuojus, tai tu bandyk, sakyk, EMK į 3 žmonių įgulą, mažesnė, didesnė, platesnė, siauresnė, aukštesnė, gilesnė. Olanda yra didelė klasė, apie 6 metrus ilgį, didelį jachtą, gal plaukti 3 žmonės. Finas yra vieno žmogaus jachta, gana olimpinė klasė, gali plaukti vienas žmogus, gana stiprus reikia pasiruošimai ir taip toliau. Stipresnių požiūrių žmogaus reikia. Pradedantieji vaka plaukti optimistas. Jo, dar tu iškiau, paskui Olandai, iš didžiųjų klasių, aš neku, Olandas yra
irgi olimpinė klasė, reikia 2 žmonės plaukti. Ilgą jachtą labai irgi reikia gerų fizinių pasiruošimų, bet koks žmogus, jeigu nemoka plaukti, nepabriuosi. O paskui eidavo prie vaikų. Vaikai plaukdavo su kadetas. Kadetas yra 2 vietų jachta. 2 vietų jachta. 2 jachtai, su tuo turėjom apie 10-12 tų kadetų, jachtklubas turėjom optimistų. Optimistų buvo pas manęs nemažai. Apie 15-16 iš tokių optimistų. Pat jau buvo Talino gabimas, labai senų profilių. Buvom nupirkę, nelabai jis buvo tinkamas varžybom ir buvo gana buriuot. Paskui įsigijom naujų, geresnių profilių ir tada jau buvo kitas buriavimas. Pradžioj. Aš nešneku apie visus metus iš eilės, taip šneku iš eilės, kas buvo toliau. Neskaitant, aš atsiprašau, neskaitant to didelį katamaraną, ne? Katamaran. Buvo juk ir nebuvo sportinių katamaranų pas jūs. Aš šnekėjau, kad buvo sportiniai katamaraną. Aš pats susiplaukus sportinių katamaraną. Esu buvęs, jeigu taip bijau pasikūlytis, buvau Lietuvos čempionas savo ruoštų. Bet buvau seniai. Čempioną nesenst. Čempions į čempions, jau. Seniai. Они vėl savo užsikovo čempionus. Kas į būrėjus, to ir daug kas prieis ir. Gerai, dabar apie regatas. Dar papasakok, ką panos vyks, kas anas finansuojam, ką panas organizuojam, kas anas dalyvaujam. O ton biškirį. Regatas yra pas mus dabar 47 regata. 47 regata. Pas mus dabar jau daug metų. Šį metą bus? Šį metą bus. Kiekvieną metą bus. Šį metą bus? Kiekvieną metą dar bus. 26-7 dieną rugpjūčio. 2023 metų. Jo. Kad žinotumėm, kada įrašus. Regatą atvažiuot, matys, kada bus daug jachtų, bus daugiau. Kadangi tas laikas, kai aš dar būdavo regatas, tai būdavo Fina, Olanda, Optimista, ten tokius mažų klasų siekti. Neturi kažkas būdavo svarbu, kad dalyvavom varžybas dabar, kadangi tų mes nebeturėjom optimistų, kadetų, lūčių, vienu žodžiu, tų visų klasių, kadangi čia yra finansuojama, valdžia nenupirk mums ir nenupirks. Jeigu mes neturėjom savo pinigų nusipirkti, tai dabar daugiausia būriavom žmonės su privačiom jachtom. O privatis jachtas yra, suprant. O privatis jachtas kas yra? Privatis jachtas yra. Privatis? Šverbuta. Yra šverbuta. Yra didelis jachtas. Šeimyninis jachtas, kur plaukia.